video apie santechniką. Ta prasme, ne apie santechniką, o apie radiatorius. Kaip pačiam išvedžioti radiatorius namuose. Parodysiu kaip variantas, aišku. Irgi ten gali būti įvairių visokiausių galimybių, kaip čia ką padaryti. Bet parodysiu, kaip pasidariau aš. Taip, nu ir dabar apie pačią sistemą. Sistema yra 2 vamzdžių. Paduodamasis, grįžtamasis. Kiekvienas radiatorius pajungtas. Galim kiekvieną atjungti, ta prasme, kiti radiatoriai veiks. Va, nu per šitie 3 šakiai. Čia anoj pusėje pas mus stovi katilas. Tai vat karštas vanduo ateina per viršutinį. Čia jis iššakoja į vieną atšaką ir kitą. Vat. Į šitą pusę eina ilgiausia. Čia pakėlimas toksai. Lygiai taip pat čia gerai, kad yra toksai dalykas, nes jeigu plečiasi vandens į šonus kažkiek, tai jisai vis tiek pailgėja. Tai va tokie dalykai kažkaip tai jam leidžia judėti biškį. Va, tai šito kambario vamzdis pereina į čia. Radiatoriai pajungiami ir čia paprasčiausiai įsuka, čia yra įsukė amerikanka, iš amerikankos perėjimas bronzinis irgi yra į metalą su plastiku. Lygiai taip pat čia yra variantų. Pajungimo gali būti labai daug. Aš pasidariau taip, galima padaryti. Čia termogalvutę galima statyti, reguliuoti šildymą kaip kas nori. Man paprasčiausia to nereikia. Anoj pusėje namo pas mane irgi padaryta tokia pati sistema ir aš prie radiatorių nieko nereguliuoju. Aš reguliuoju patį pečių, kiek ten, kokią temperatūrą man reikalinga. O šiaip, kas nori, gali tikrai pastatyti čia ir termogalvutės, galima pastatyti yra kampinių kraniukų tokių, kur irgi užsisuka, gali reguliuoti, kiek karšto vandens paduoti radiatorių. Aš pasidariau paprasčiausiai, va, kranai stovi va tokie, va, jeigu reikės kada atjungti radiatorių, keisti jį, arba šiaip remontas kažkoks, arba šiaip gal, kad nešildytų. Vat. Viršutinis, kaip sakiau, čia ateinantis, vat, pakyla į viršų ir diagonaliai sistemoje tokio radiatorius pajungtas. Čia išteka vanduo į apatinį vamzdį. Lygiai taip pat pajungti visi kiti radiatoriai. Lygiai tas pats, nieko. Iš didelio kambario ateina vamzdžiai. Čia. Lygiai tas pats pajungimas. Šiaip sakau, pajungimas, aišku, gali būti įvairūs. Kažkas gali tos vamzdžius paleisti per sieną, kažkaip ir apeit gražiai. Kažkas tai slepia tos vamzdžius į sieną, uždengia, sakau, kas kaip nori. Aš to daryti nenoriu, tikrai aš nenoriu nieko slėpti, nes kambariuose, kada užsistato baldais, tų vamzdžių beveik ir nesimato. Užuolaidos, baldai ir viskas. Tų vamzdžių nesimato, vienas dalykas. Antras dalykas, vamzdžiai visada yra prieinami. Jeigu kažką reikės remontuoti, ar šiaip
kažkoks netikėtumas. Tai vat, dėl to aš nesiruošiu daryti taip. O šiaip, jeigu jūs turit norą paslėpti tos vamzdžius, galite, aišku, ir slėpti. Jeigu sujungimai normaliai padaryti, tai jie tikrai nebėgs ir neturėtų ten kažkokių problemų būti ateityje. Va, nu ir paskui iš tenai išeina vamzdžiai į čia. Čia vat jau galutinis, jau paskutinis jau radiatorius yra. Vamzdžiai čia jau baigėsi. Čia yra perėjimas iš 32 diametro į 25. Nu vat, irgi kranas pastatytas. Ir lygiai tas pats čia. Ir kita linija irgi. Kita linija iš 2 radiatorių ateina. Va čia, nu čia kiti kranai pastatyti dėl to, kad net faktiškai šitie yra pigesni. Paprasčiausiai nuvažiavau, man pritruko va šitų 2 kranų, nuvažiavau į parduotuvę ir plasmasinių nebuvo. Tai įdėjau va tokį va. Visa kita tas pats. Va, tai ir eina pas mus tenai atgal. Išeina čia. Šitas radiatorius pastatytas ant plytų dabar laikinai, nes šitos durys bus keičiamos. Čia bus dedamas langas, bet langas dar nėra net užsakytas dar, nepagamintas, o plėš dabar kažkas duris daryti, nes vis dėlto gruodis, tai neverta. Tai teko va tokią lentą prisukti, laikinai imituoti sieną, pastatyti ant plytų, nu ir pajungti, padaryti pajungimus paprasčiausiai, kad atitiktų visi. Nes nepastatysi radiatorius, labai sunku atitaikyti visus pajungimus. Va, tai ir viskas. Ir čia grįžta pas mūsų katilą. Taip, nu dar parodysiu vamzdžius, kokius aš naudojau. Taip, vat, paduodančiam ir grįžtamajam 32, čia išorinis diametras 32 ir sienelės storis 5,4. Čia yra vamzdis su stiklo plaušu. Vat yra, matosi raudonas tas sluoksnis. Jisai yra stabilizuotas, jisai karštam vandeniu ir šildymo sistemoms. Šildymo sistemoms, aišku, būtinai reikia naudoti tik tai su kažkokia tai armatūra viduje, arba tai stiklo plaušas, arba folija, pavyzdžiui. Va, tai aišku, jeigu folija yra viršutiniam sluoksnį, pavyzdžiui, kažkur pas jūs bus, tada ją reikia nudrožti prieš lituojant, pavyzdžiui, kažkiek tai va tiek, kiek jisai įsikeša ten į detalę. Va, tai jeigu kažkur viduje folija irgi yra tokių drožtukų pirkti, kur būtent išgrėžia tą foliją biškį, kad pati folija nekontaktuotų jau su vandeniu, nes jeigu jinai kontaktuos su vandeniu, tai po ją gali prasiskverbti vanduo ir kažkur tai gali puslėm išeiti. Vat. Vat, šito vamzdžio kaina kažkur tai 6 litai už metrą. Kažkur tai galima rasti, aišku, ir pigiau, ir brangiau. Va, 25 vamzdis
Irgi tos pačios firmos buvo. Irgi su stiklo plaušu. Va, nu ir detalės paskui dar. Nusiperki detalės va įvairias. Va, jungt. Iš tikrųjų yra viskas labai paprasta. Vieną kitą kartą pabandysi, prilituoji, viskas tampa aišku ir jokių čia problemų nėra. Lygiai taip pat iškart patarčiau iškart pirkti, nevažiuoti ten kažkur tai į nuomos punktus, ten ir įsinuomoti litavimo tą aparatą, o geriausiai iškart nusipirkit. Kainuoja jisai tikrai nedaug, pavyzdžiui, va šitas, vat, nu, tipo vokiečių firma, iš tikrųjų nežinau, kur pagamintas, va šitas, vat, kainavo man 150 litų. Tai čia maždaug kiek ten 43-45 eurai. Vat, ir jisai pilnai man atlaikė. Vat, aš viską su juo pasidariau. Komplekte čia vat yra reguliatorius. Nustatom, kada lituojam, tai nustatom ant 260 laipsnių, 260 laipsnių. Va, taip pat yra automatiniai, kada jisai įkaista, automatiškai atsijungia. Jisai, vienu žodžiu, tikrai vertas daiktas savo pinigų. Vat, komplekte yra visos tos galvutės, tie priedai visi. O tokioj dėžutėje metaliniai yra, komplekte buvo ir metras, net atsuktuvėlis, va, raktas va, toksai, paskui buvo dar žirklės pjaut vamzdžiui. Vienu žodžiu, viskas yra. Nes man, pavyzdžiui, išėjo vat, šituose trijuose kambariuose daryti, išėjo 3 darbo, nu, nepilnos ten, 3 dienos po gal kokias 5 valandas į dieną, va taip. Neskubant, dariau tai pirmą kartą, tai, va, tai instrukcijoje yra parašyta, va, kiek laikas įkišus vamzdį į tuos antgalius, ten kiek laikyt, kad įkaistų. Va. Eurotech Germany, nežinau, gal kiniečių. Tai vat, bet tikrai neapsimoka važiuoti kažkur tai nuomotis, nes per 4, pavyzdžiui, ar 3 dienas, kiek jūs ten darysit, nuoma kainuos daugiau nei pats tas daiktas, o jisai iškart atsiperka per vieną kartą. Visus kitus darbus jau darysit, jau jisai tik pelną neš. Tai vat. Pats litavimas tai labai paprastas yra dalykas. Kaip jau sakiau, nustatom temperatūrą 260 laipsnių. Prilaikom su koja. Paimam vamzdžius, pavalom nuo dulkių. Vidinė pusė irgi, kad kažkokio žvyro gal nepapultų. Ir ką pjauti irgi vamzdžius reikia stengtis kiek įmanoma, nu, kad būtų 90 laipsnių, kad nebūtų kažkaip įstrižai nupjauta. Vat. Ir pradedam kišti. Iš abiejų pusių spaudžiam. Va, tai kaip jisai sustojo, viskas, pradedam skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ištraukiam ir sujungiam detalės. Sukiot negalima, kada sujunginėjai, tik tai galima pataisyti, va taip biškiai ištiesinti. Bet sukiot jau jokių būdų negalima.
Ir viskas. O toksai gavosi sujungimas. Svarbiausia, gal čia toks niuansas yra žiūrėti, kad neperkaitint būtent šitą pusę vamzdžio. Šitą pusę, kad nekišti iki pat galo stipriai, kad jisai įsilydytų būtent šitas galas. Kad paskui, kada mes sujunginėjom tas detalės, kad ta plasmasė neįsikištų tenai ir nesumažintų vamzdžio pralaidumą. Vat. Sakau, šiaip labai paprasta procedūra, kiekvienas pabandykit iš pradžių, aišku, nepagailėkit ten porą sujungimų, ten jie kainuoja tikrai nedaug, ten, man atrodo, šitas apie 60 centų lietuviškų kainuoja, ne euro. Tai vat. Lytot vamzdžius, aišku, geriausiai pradėti nuo kampo, pavyzdžiui, kažkur. Pavyzdžiui, pirmiausia, padaryti, pavyzdžiui, va šitą atšaką nuo šitos vietos, pavyzdžiui, sulituot su pagrindiniu vamzdžiu. Kituo. Vat. Nes jeigu mes einam, pavyzdžiui, į aną pusę, tai po biškį paskui ir jungsim čia. Vat. Gal pagrindinis sunkumas yra tai apskaičiuoti būtent matavimas visų vamzdžių ir visą laiką mintise pagalvoti, kaip mes junginėsim, nes paprasčiausia, jeigu mes visur čia jau būsime sujungę ir daeisim iki kampo ir pačiam kampe mums reikės jau jungti, tai paprasčiausia gali taip išeiti, kad mes neužkišim litoklio, neužteks vietos iki sienos. Taip pat iki sienos jo paliekam laiko to vietos, nes vis dėlto vamzdis kažkiek plečiasi yra. Aišku, šitas yra stabilizuotas, jisai su stiklo plaušu, tai jisai neturi tokio plėtimosi koeficientą kaip jeigu paprastas, kuris visai neturi jokios armatūros viduje. Tai tokio naudoti negalima šildymo sistemoms iš vis, nes tas gali tikrai plėstis labai daug ir gali paprasčiausiai įsikraipyti paskui net. Bet vis tiek visą laiką paliekam iki sienų kažkokį tai tarpą. Čia nepaliktas, bet užtat yra anoj pusėj, tenai leidžiasi į apačią toksai zigzagas. Tai jeigu kas, jisai plėsis į aną pusę. Vat. Nu vat ir tiek. Nieko sudėtingo nėra. Darykit viską patys. Iki.